visi dar kartą. Galim mes jau pradėti. Manau, kad kas norėjo, tas jau ir susijungė. Aš esu Jūratė Mikėnienė, Edrana Baltic vadovė ir pastaruoju metu darbo užmokesčio skaidrumo tema vis dažniau girdima ne tik teisės aktuose, bet ir viešuosiuose erdvėse, teisininkų komentaruose, netgi žiniuose. Šiandien jau akivaizdu, kad darbo užmokesčio skaidrumo direktyva nėra vien ES formalumo reikalavimas. Teisininkai pabrėžia, kad tai struktūrinis pokytis, kuris padės ir palies darbo apmokėjimo sistemas, vadybinius sprendimus ir pačią darbdavio-darbuotojo santykių kultūrą. Vis dažniau girdime mintį, kad sudėtingiausia čia bus ne pati atskaitomybė, ne pačių atskaitomybių tiekimas, o pasirengimas ir aiškios, struktūruotos, pagrįstos ir tarpusavyje suderintos darbo apmokėjimo sistemos. Labai svarbu iš tikrųjų tarpusavyje suderintos, kad ne tik darbuotojai žinotų tą skaidrumo sistemą, bet ir vadovybė ją žinotų ir su ja susipažintų. Taip pat atkreipiamas dėmesys, kad daugelis organizacijų iki šiol neturi formaliai aprašytų pareigybių grupių, atlygio rėžių arba objektyvių kriterijų, o būtent šios vietos ir taps jautriausiomis tiek vidinių ginčų, tiek galimų patikrinimų požiūrių. Todėl vis dažniau kalbama apie tai, kad reiktų pasiruošti iš anksto. Mes visi puikiai žinom, kad gegužės 19 dieną Seimas spręs, ar priimti šią direktyvą, patvirtinti ar ne, bet matome jau iš tikrųjų, kad tai, jei neįsigalios nuo birželio 7, tai mūsų požiūriu tikrai šių metų gale tai įsigalios. Tai tikrai reikia pradėti ruoštis. Ir mes norime supažindinti, mes taip pat jau pradėjome ruoštis, norime supažindinti jūs, kaip mes pasiruošėme šiems pokyčiams. Tai jūs supažindins mano kolegė Simona Degutienė-Karkalienė, kaip mes pritaikėme savo sprendimus mūsų sistemose. Pabaigoje noriu pasakyti, kad paliksime vietos klausimams. Klausimus jūs galite teikti per Q&A viršuje esantį klaustukas, matote mygtuką, ir paliksime tikrai nemažai laiko ir norėsime tikrai atsakyti į kuo daugiau jūsų klausimų. Tai linkiu įsitraukimo ir naudingos susitikimo ir perleidžiu žodį Simonai. Labą dieną. Mano vardas yra Simona, turbūt daugelis esat su manim susidūrę, bendravę. Kas dar ne, tikrai kviečiu pabendrauti, jeigu matysit, kad galiu jum padėti arba atsakyti į kažkokius klausimus, kuriem reikia ilgesnės diskusijos. Iš tikrųjų, viešoj erdvėj ir visur mes labai daug girdim apie tą direktyvą. Ir šito susitikimo tikslas yra ateiti pas mūsų klientus, kurie naudojasi mūsų sistemom Alga HR, Profitweb, ir parodyti jum, kaip jūs jau dabar galite pradėti ruoštis šitos direktyvos įgyvendinimui, kaip galite susidėlioti savo duomenis ir kaip, kurdami darbo užmokesčio sistemą, galite jau galvoti, kaip jūs ją realizuosite sistemui. Tai šios dienos mūsų temos yra aptarti trumpai, ką visgi mums deklaruoja darbo užmokesčio skaidrumo direktyva, kurios iš tų opcijų yra būtent susijusios su personalo ir darbo užmokesčio administravimo sistema, kokie yra mūsų įsipareigojimai kaip darbdavių, kaip sistemos, kokius duomenis teikti sodrai. Truputį galbūt pristatysiu dar vieną mūsų tokį darbo užmokesčio analitikos modulį, kuris šitoj situacijoje mes matom tikrai galėtų būti naudingas. Ir taip pat, kaip jau minėjau, viso susitikimo metu jūs galite rašyti klausimus. Kas uždavėt klausimus anksčiau, seminaro pabaigoje esu paruošusi atsakymus, tikrai apie tai pakalbėsim. Ir aišku, jeigu matot, kad jūsų organizacijoje situacija sudėtingesnė arba kitokia, arba jūs nežinot nuo ko pradėti, tai tikrai drąsiai kreipkitės, galim daryti individualias
konsultacijas, susitikimus ir visi kartu bandyti ieškoti sprendimų. Tai, ką keičia darbo užmokesčio skaidrumo direktyva. Kaip jau turbūt daugelis pastebėjom, ta direktyva savo pokyčius pradėjo nuo 23 metų. Galbūt jie nebuvo tokie akivaizdūs ir galbūt nebuvo taip garsiai deklaruojami, bet jau skelbimuose pradėjom skelbti darbo užmokesčio rėžius, tai yra privalomas atributas. Ir tai jau irgi buvo pirmieji pokyčiai susiję su šita direktyva. Pagrindiniai direktyvos aspektai yra turbūt 6, žiūrint apibendrintai, tai yra atsiranda daugiau skaidrumo įdarbinant. Toksai panašus tas skaidrumas atsirado ir kai atsirado asmens duomenų apsauga, mes įdarbinimo pokalbiuose turime vengti kai kurių temų, jeigu anksčiau apie asmeninį darbuotojo gyvenimą turėjom vengti, tai dabar turėsime neklausinėti ir apie jo gautą atlygį. Tada atsiranda darbdavio įsipareigojimas teikti duomenis darbuotojui apie atlygio informaciją, apie pareigybės lygio nustatymą, įvairi statistinė informacija susijusi su konkretaus darbuotojų uždirbamų darbo užmokesčių konkrečioje organizacijoje. Darbo užmokesčio konfidencialumas. Tai va ta tema, kuri buvo visais laikais tabu ir mes galėjome būti ramesni, kad darbuotojai nežino, kas kiek organizacijų uždirba arba apie tai buvo kalbama labai tyliai, tai šita vieta turbūt bus tokia įdomiausia darbuotojam, kol visi pradės tinkamai naudotis šitą suteiktą privilegiją, kalbėtis apie tą savo darbo užmokestį, bet tik tam tikrais tikslais. Pagrindinė užduotis, nuo kurios prasideda visas šitos direktyvos įgyvendinimas, kaip turbūt jau visi supratote, yra darbo apmokėjimo sistemos peržiūra arba rengimas. Daugelis darbdavių mažesnių darbo apmokėjimo sistemos galėjo ir neturėti iki šiol. Nuo šios direktyvos įgyvendinimo, nuo būsimo darbo kodekso pakeitimo, darbo apmokėjimo sistemą turės turėti kiekvienas darbdavys, kuris turi nors vieną darbuotoją. Ir būtent šita darbo apmokėjimo sistema bus atraminis dokumentas, pagal kurį eis visi kiti duomenys susijusiom institucijom ir pačiam darbuotojui. Todėl šitas darbas turbūt yra pats didžiausias, pats atsakingiausias ir net jeigu tuos darbo kodekso pakeitimus arba dėl direktyvos susijusius duomenų pateikimo terminus mūsų valstybė nuspręstų atidėti iki naujų metų ar iki rugsėjo 1-osios, darbo apmokėjimo sistemą tikrai rekomenduojam pradėti jei nepradėjo dar, tai pradėti ruošti jau dabar, nes tai tikrai bus laikui imlu, reikės su daug kuo suderinti ir patiem labai daug priimti vidinių sprendimų. Toliau ataskaitos apie darbo užmokesčio atotrūkį. Šita dalis turbūt yra viena įdomiausių. Daugelis darbdavių, su kuriais man jau teko bendrauti, jie irgi turėjo lūkestį, kad galbūt mes savo sistemoje tai galėsim realizuoti, bet Lietuva yra unikali turbūt ES šalis. Pas mus tai vyks centralizuotai ir šitos ataskaitos ateis iš Sodros. Bent jau kol kas. Kol Sodra neskelbia informacijos, kokiais algoritmais ir kaip jie planuoja tai skaičiuoti, tai ir mes kol kas esam visi turbūt tokioj nežinioj, kol nepamatysim pirmųjų tų ataskaitų, kaip jos bus rengiamas. Ir papildomų duomenų teikimas Sodrai. Tai va čia šios dienos turbūt bus pagrindiniai 2 klausimai, tai darbo apmokėjimo sistemos peržiūra ir papildomų duomenų teikimas Sodrai, kuriuos aš ir norėsiu aptarti ir kurie labiausiai bus susiję su mūsų tiekiama sistema. Tai darbo apmokėjimo sistemos peržiūra ir rengimas.
Tai jeigu dabar pažiūrėtumėm į darbo apmokėjimo sistemos kūrimą, jinai apima labai daug aspektų. Aš šiuo atveju labiau koncentruojuosi į tuos kriterijus ir pagrindinius aspektus, kurie bus susiję su mūsų sistema ir ką jūs galėsite mūsų sistemoje, kokius duomenis kaupti, kaip juos dėlioti. Tai peržiūrėti turimą darbo apmokėjimo sistemą arba sukurti naują turi visi. Kodėl? Galbūt yra darbdavių, kurie jau senai buvo savo sistemoje nusimatę ir objektyvius, ir lyčiai neutralius kriterijus dėl atlygio skirimo, gal buvo suskirstę pareigybės į grupės ir galbūt jau turėjo vienodos vertės darbui nustatę vienodą atlygį. Su kuo, tarkim, praktikoje mes šiai dienai susiduriam, tai kad jeigu jūs turėjot kažkokius pareigybių suskirstimus į grupės, bet jų nereikėjo iki šiol niekur deklaruoti, tai galbūt tai buvo paprastesnis dalykas ir niekas neskaičiavo to atlygio atotrūkių ar rėžių. Šiai dienai, kai mes turėsim tai realizuoti sistemoje ir kai mes turėsim išeiti su tais savo duomenimis pas Sodrą, tai reikėtų į šitą klausimą pažiūrėti truputį analitiškai ir su perspektyva į priekį, kas gausis dienos pabaigoje. Taip pat pareigybės turės būti grupuojamos pagal objektyvius kriterijus. Yra daug teisinės informacijos, kaip tai galima pasidaryti, kaip vertinti, kaip apsirašyti, kokie galimi yra tie atotrūkiai ir kaip nepatekti į tas ginčių situacijas. Bet šiaip, kiek VDI yra paskelbus informacijos, kiek teisininkai analizuoja ne tik Lietuvoje įgyvendinamą direktyvą, bet kitose ES jau įgyvendintas nuostatas, tai yra iš tikrųjų pakankamai plačiai duota įrankių ir galimybių darbdaviui šitą dalį suvaldyti. Tik reikia tam, kaip sakant, tinkamai pasiruošti. Ir svarbiausia įsivertinti būtent savo organizaciją, jo struktūrą, pareigybės, aišku, atsižvelgti į pačią jūsų organizacijos kultūrą ir darbuotojus. Kaip nustatomas darbo užmokestis? Tai va, pareigybių grupės turės būti. Pareigybių grupėm turės būti apibrėžtos ribos, tai yra minimalus ir maksimalus atlygio rėžis mūsų vadinamas. Vėl ateinam į tą minkštąją dalį, aiškus darbo užmokesčio didinimo kriterijai. Labai paprasta, jeigu galėtumėm įvertinti darbus žmonių, žmonės, jų elgesį kažkokiais skaičiais, nusistatyti tų skaičiukų reikšmės ir paprastai vertinti, bet visi puikiai žinom, kad gyvenime taip ne visada pavyksta. Kiekvienas žmogus, darbuotojas yra individas ir visada yra dalis darbdavio atsakomybės, dalis darbuotojų, kaip mes jį įveiklinam, įtraukiam į savo organizacijos veiklas ir kaip mes leidžiam jam tobulėti. Tai šita dalis bus turbūt visiems pati sunkiausia, bet jinai turės būti. Tai čia labiau yra jums naudinga informacija taip pat iš darbo kodekso projekto. Tai yra projektas, mes nesam tikri, kad būtent su tokiais terminais, su tokia struktūra bus tas darbo kodeksas patvirtintas. Visi, aišku, turim lūkesčių, bet tikėtina, kad pagrindiniai aspektai tikrai nesikeis ir tos pagrindinis tas stuburas liks tas pats ir mes remsimės į tas pačias dalis. Ką turėsime teikti Sodrai? Šitas klausimas, manau, yra tiek mums kaip tiekėjui labai svarbus, opus, tiek visiems darbdaviam, nes mes žinom, kaip svarbu yra laiku pateikti duomenis, kaip svarbu juos tiksliai pateikti duomenis ir kaip netiksliai arba neteisingai pateikti duomenys gali paskui mums kainuoti ateityje netinkamą komunikaciją darbuotojams,
mūsų kaip darbdavio reputaciją ir galimus ginčius. Tai, ką numato pats darbo kodeksas, jisai numato labai paprastai, kad reikės pateikti darbo užmokestį, darbo laiką ir pareigybių grupės. Ir visa tai bus valdoma sodros. Mes šiai dienai sodrai teikiam tikrai ne vieną ataskaitą, jau plius minus žinom tą jų logiką, kaip jie surinkinėja informaciją. Bet tie duomenys bus kažkas naujo. Klausimas, ar sodra bus panašesnė į statistikos departamentą, nes panašius duomenys, kaip pastebėjot, mes kai kurie darbdaviai, ne visi, teikia DA01 formai, tai yra ir priskaičiuotas bruto darbo užmokestis, ir papildomas darbo užmokestis atskirai, ir darbo laikas, ir išskaidimas pagal vyrus ir moteris. Tai mano lūkestis institucijom yra iš tikrųjų, kad visgi tai turėtų būti nuoseklus ir plius minus bent jau vieningi aspektai, pagal kuriuos mes tos duomenys atrinkinėsim, nes tiek statistika, tiek sodra savo duomenys ir iki šiol pasilygindavo. Tai va, pareigybės grupės numeris, kiekviena organizacija, kas įdomu šiuo atveju, kad sodra nenuleis mum pareigybės grupių, numerių ar kažkokių standartų. Kiekviena organizacija pareigybių grupės turės susikurti pati pas save, susinumeruoti, išdalinti visas tas grupės savo pareigybėm. Priskaičiuotas darbo užmokestis bruto ir papildomas darbo užmokestis kas mėnesį, jo atskirimas yra įdomesnis, kas yra jau susidūręs ir skaitė VDI vasario mėnesio išleistą kaip čia naujienlaiškį apie šitos direktyvos įgyvendinimą ir rekomendacijas. Tai ten galbūt atkreipė dėmesį, kad kai kurios savokos darbo užmokesčio kaip viršvalandinis darbas kartojasi tiek prie bruto darbo užmokesčio dalies, tiek prie papildomo darbo užmokesčio dalies, ko pasiekoje iš tikrųjų mes labai laukiam iš sodros formalaus jau išaiškinimo, aiškaus dokumento su aiškiom taisyklėm, kas turės būti kur priskirta. Tai todėl šitos dalies dar turbūt iki galo realizuoti arba griežtai apibrėžti, kas yra kas, mes negalim. Bet taip pat, jeigu klausėt teisininkų seminarų ar panašiai, visi labai aiškiai įvardina, kad darbo apmokėjimo sistemoje kiekvienas darbdavys jau ir anksčiau galėjo apibrėžti, ką jisai laiko darbo užmokesčiu, o ką laiko papildomų darbo užmokesčiu. Ir tikėtina, kad tas dokumentas liks ir ateityje jūsų atraminių dokumentų, kuriuo remdamiesi jūs tą informaciją ir dalinsit sodrai. Darbuotojui nustatytas ta darbo laiko norma, darbuotojui nustatytas darbo laiko režimas ir darbuotojo apmokėtas darbo laikas. Tai šitie rodikliai iš tikrųjų turbūt ir yra esminiai. Jeigu dabar sodra rinko SAMO duomenis ir visi nebuvo aišku, ar darbuotojas dirbantis toj pačioj organizacijoj, tose pačiose pareigose, net jeigu ir gauna vienodą kiekį to darbo užmokesčio, tų eurų, ar jie iš tikrųjų vienodam etatiniam dydį toj pačioj darbo laiko normai dirba, nes vienas tą patį gali gauti su 20 valandų per mėnesį viršvalandinio darbo, o kitas tiesiog už tą sulygtą darbą gauna. Tai va čia pasimatys turbūt jau tikslesni duomenys ir bus labiau palyginami duomenys. Ir darbuotojai irgi galės ir bendrose sodros skelbiamuose vidutinis darbo užmokestis įmonėse, kur yra skelbiamas, tikriausiai galės labiau įsivertinti tą atitikti. Kaip bus teikiami duomenys sodrai? Ir vėl mes žinom tik tai iš bendrų sodros pranešimų, kad tai bus naujai sukurta forma, kad tai formai nereikės jos pasirašinėti elektroniniu parašu. Tai reiškia, kad jinai bus turbūt lankstesnė, paprastesnio formato.
Daug rašoma praktiškai kiekvienam pareiškime, kad bus integracija, bet mes tikrai labai stebim, kada atsiras ta integracija, kol kas jokių techninių reikalavimų nėra paskelbta tai integracijai. Ir šiaip stebint, kiek mes turim laiko šitam pasiruošti, tai tikėtina, kad reikia nusiteikti, kad visų pirma pildysime formą, o integracija bus realizuojama jau po kurio laiko, kai bus susigulėjusi ir pati forma. Ir nereikia nusteikti, kad vos tik patvirtinus įstatymą galėsim iš karto pradėti programuoti tą integraciją. Duomenys bus teikiami kas mėnesį. Bus pateikimas planuojama vėlesnis negu SAMO. Dabar SAMą teikiam už praeitą mėnesį iki einamojo mėnesio 15 dienos. Vėl tikriausiai labai daug kas priklausys nuo to, kada bus patvirtintas įstatymas ir kada bus patvirtinti kiti dokumentai ir tos pačios sodros, kada bus sutvarkytos tos formos. Dabar, kiek girdėjau, yra piešiami keli scenarijai. Pirminis scenarijus, kad viskas realizuosis nuo birželio 7 jau yra toksai tik svarstytinas ir idealistinis turbūt. Labiau tikėtinas scenarijus, kad duomenys teikti reikės pradėti nuo rugsėjo 1, o dar toksai optimistiškesnis, bet mano akim žiūrint mažiau tikėtinas scenarijus, kad tik tai nuo ateinančių naujų metų. Kadangi direktyva vos tas reikalavimas atsirado prieš 3 metus, jį nukelti pusiai metų abejoju ar pavyks, bet visko gali būti. Taip pat Sodra skelbia, kad kas pildys Sodros sistemoje šitą ataskaitą, dalį duomenų Sodros sistema apie darbuotoją turėtų užpildyti iš savo turimų duomenų. Tai čia mes turim irgi tokią preliminarią galbūt formą, kaip tai galėtų atrodyti Sodros sistemai. Tai čia toksai variantas tikėtinas bus, jeigu bus pildoma rankiniu būdu. Bet aišku, ir Sodra, ir mūsų valdžia tikrai žino, kad mes turim didžiųjų darbdavių, kurie turi ne po 1,000 darbuotojų, ir kiekvieną mėnesį turbūt nereikalaus iš tų darbdavių supildyti visko rankiniu būdu, nes mėnesį pildysit, mėnuo pasibaigs ir vėl reikės pradėti pildyti, tikriausiai taip. Taip pat irgi niekur nėra skelbiama, jeigu mes dabar pateikinėjam duomenis apie Sodrai, apie darbuotoją, tai reiškia, net jeigu darbuotojas pas mane organizacijoje dirba 3 atskiruose funkcijose arba 4, mes Sodrai jį pateikiam kaip asmenį su visu jo atlygiu. Direktyva labiau žiūri į pareigybę. Kas reiškia, jeigu pas mane dirba darbuotojas 3 skirtingose pareigybėse, aš tikriausiai turėčiau ir Sodrai ateityje teikti darbuotoją pagal visas tas 3 pareigybės, tose pareigybėse jam priskirtas pareigybių grupės, atlygio rėžius ir gaunamą atlyginimą. Bet apie tai kol kas nieko negirdėti ir jokios eskalacijos nėra. Tai tie darbdaviai, kuriem yra aktualus šitas dalykas, turbūt irgi turėtų įsivertinti tą atskirimą tarp pareigybių. Tai va, įdomiausia dalis šito pokalbio, kuri man labiausiai patinka, tai yra, kaip mes jau esam pasiruošę ir kaip dar ruošiamės padėti jum, mūsų klientam, dirbantiems su Alga HR ir ProfitWeb, jau dabar pradėti sisteminti duomenis, pasitikrinti, ką jūs turit, ko neturit, ko jums dar reikia. Tai mes padarėm tokius savo namų darbus, išsigryninom iš tikrųjų iš tos visos informacijos, kurią mes turim viešojoje erdvėje, apie tai, ką reikės deklaruoti. Tai, ką reikės deklaruoti, yra darbo laiko norma, tai yra sulygtas valandų skaičius per savaitę. Šitas reikalavimas yra privalomas visose darbo sutartyse ir papildomuose susitarimuose. Net jeigu darbuotojas yra samdomas tuo lanksčiu darbo grafiku,
Darbo sutarty turi būti nurodomas vidutinis darbo valandų per savaitę skaičius. Jeigu jis yra nenurodomas, bet kokiu atveju turi būti sudarytas grafikas ir bent savaitę iki to grafiko įsigaliojimo datos turi būti aišku, kiek darbuotojų numatyta per savaitę dirbti. Taigi galima drąsiai teigti, kad darbo laiko norma yra nustatyta kiekvienam dirbančiam žmogui. Darbo laiko režimas. Jeigu mes šiai dienai sistemoje dažniausiai žymėdavom prie darbuotojų suminę darbo laiko apskaitą, tai dabar turėsim sodrai pateikinėti informaciją apie įmonėje dirbančius darbuotojus ir pagal darbo kodekso 113 straipsnyje esančius visus 5 punktus ir visas Lietuvoje galimas darbo laiko režimo galimybės. Pareigybės grupė. Tai yra būtent jūsų atlygio sistemui sudėliotos, išskirstytos pareigybės, bruto darbo užmokestis, papildomas darbo užmokestis, na ir apmokėtas darbo laikas. Tai tie, kas turi suminę darbo laiko apskaitą savo įmonėse, jie jau su apmokėto arba faktiškai dirbto laiko sąvoka yra susipažinę. Tai aš labai irgi tikiuosi, kad tiek sodra šitą apmokėtą darbo laiką irgi traktuos taip pat, kaip jis yra traktuojamas suminės darbo laiko užmokesčio apskaitos kontekste. Kokius duomenis turime ProfitWeb ir AlgaHR? Tai šiaip šiai dienai mes savo sistemoje turime galimybę vestis visus šituos duomenis, netgi ir tose versijose, kuriuose jūs dabar esate. Darbo laiko norma yra vedama, parodysiu šio seminaro metu, plius minus vietas, kuriuose jūs galėsit pasitikrinti irgi. Po seminaro gausit irgi šitas skaidrės, jeigu reikės daugiau informacijos arba detalesnių instrukcijų arba pagalbos, tai irgi drąsiai kreipkitės. Darbo laiko režimas, tai irgi daugelis pas mus programai tai vadinasi darbo laiko apskaita, irgi parodysiu, kurioje vietoje tai yra. Pareigybės grupė, mes taip pat sistemoje turim ir ankstesnėse versijose gal yra klientų, kurie jau ir naudojo, tai mūsų sistemoje tai vadinasi pareigybės lygmuo. Pareigybės lygmuo yra galimybė žinyne susikurti juos, nustatyti atlygio rėžius, atlygio rėžiam nustatyti datas. Darbo užmokestis, papildomas darbo užmokestis, be abejo, turbūt visi šitą turim. Ir apmokėtas darbo laikas. Apmokėtą darbo laiką mes irgi svarstydami, dar laukdami sodros detalesnės informacijos, bet mes matom irgi realizaciją, imti jį arba iš darbo laiko apskaitos žiniaraščių, mūsų vadinamų tabelių, arba iš darbo užmokesčio skaičiavimo lentelių, tai yra, kur tie, kas nenaudoja tabelio ar darbo grafikų, bet kokiu atveju skaičiuodami atlygį, jūs nurodot, už kokį darbo laiką, valandas, dienas jūs skaičiuojat ir mokat tą atlyginimą. Tai va, darbo laiko norma. Darbo laiko norma tiek ProfitWeb'e, tiek AlgoHR, jeigu įeitumėt į darbuotojo kortelę, konkretaus darbuotojo kortelę, pasirinktumėt etatų kitimo istoriją, jūs tikrai galit surasti stulpelius, jeigu šiai dienai jų nematot, visada galit juos užsidėti, kaip matomus pasižymėti. Tai mes turim galimybę programai nustatyti savaitės valandas ir savaitės dienas. Savaitės dienos yra galimybė nustatyti 5 arba 6 darbo dienų savaitę, valandas irgi jūs nustatot pagal savo įmonės specifiką, gali būti sutrumpintas darbo laikas ten gydytojam ar atitinkamų profesijų atstovam 38 darbo valandos. Atkreipiu dėmesį, kad sistemoje mes žymim savaitės darbo valandas ir dienas pilnam etatui ir etato dydžio lauke mes nurodom etato dalį. Suminiai darbo laiko apskaitoje mes irgi turim prievolę suskaičiuoti darbuotojų nustatytą darbo laiko normą per mėnesį, per savaitę, tai būtent iš šitų 3 laukų mes ir skaičiuojam. Tai va, tai darbo laiko norma jūs galit pasižiūrėti. Yra klientų, kurie naudoja dar vieną
lauką, darbo savaitės trukmė valandomis. Tai čia irgi mes turbūt, kai jau žinosim, ką reikia pateikinėti sodrai, atsižvelgsim į tai ir sudarysim galimybę imti darbo laiko normą arba iš šitų laukų, arba būtent iš to kito lauko. Darbo laiko režimas. Darbo laiko režimas pas mus sistemoje vadinamas darbo laiko apskaita. Tai vėl, taip pat algoje HR, taip pat ProfitWeb'e, jeigu įeisit į darbuotojo kortelę, yra darbo režimas, papildomas darbo režimas ir darbo laiko apskaita. Į ką noriu labai atkreipti dėmesį, kad jeigu žmogus dirbdavo normalioj darbo laiko apskaitoj arba kažkokioj kitoj, daugelis net ir nežymėdavot, žymėdavom tik tai tiem darbuotojam, kurie dirba suminiai darbo laiko apskaitoj. Tai su šiuo pakeitimu ateina būtinybė, kad kiekvienam darbuotojui turės būti sukurta ta darbo laiko apskaita ir jam priskirta, kad programa atėjus laikui ir reikalui siųsti sodrai, pagal kurį darbo kodekso straipsnį šitas žmogus dirba, galėtų paimti tą informaciją iš sistemos. Iš tikrųjų, paskutiniam penkmetį turbūt daugelis darbdavių jau ir dabar žymėjo ir tą normalią darbo laiko apskaitą ir kitas apskaitas prie darbuotojo kortelių, tam, kad galėtų matyti tą statistiką, kaip dirba. Jeigu jūs nesat tikri, ar jūs tą žymėjot ar ne, tai yra tokia peržiūra arba sąrašas algoje HR darbo režimų pakeitimai. Tai va, tenai jūs galit pasižiūrėti, ar visiems darbuotojams yra nustatyta, ar nėra. 8004 versijoje, kurią mes planuojam jums visiems pateikti gegužės pabaigoje, birželio pradžioje, planas mūsų yra birželio 1 diena, jeigu jūs turėsit savo sistemoje susikūrę darbo laiko apskaitas, jas priskyrę kiekvienam darbuotojui, tai jums užteks tiesiog nueiti į darbo laiko apskaitų žinyną ir jau sukurtom apskaitom priskirti darbo kodekso konkretų straipsnį iš tų 5 galimų, pagal kurį darbuotojas dirba. Ir jau sistema bus pasiruošusi sodrai deklaruoti darbo laiko režimą. Taip, toliau. Tai čia mes, kas liečia darbo užmokestį, darbo laiko normą, darbo laiko režimą, visa tai bus realizuota tiek algoje HR, tiek ProfitWeb'e, bet pareigybės lygiai bus tas funkcionalumas, kuris bus tik ProfitWeb'e. Algos HR naudotojai turėtų neišsigąsti, be jokių papildomų licenzijų ar reikalavimų, jie galės šituo pasinaudoti. Tai reikės tik susikurti pareigybių lygių žinyną, susivesti ten reikalingus duomenis, priskirti etatam, tai aš jau turiu terminologiją iš mūsų sistemos, tai etatas mūsų sistemoje atitinka pareigybę. Jeigu jūs tą darbą vieną kartą pasidarysit, tikėtina, kad jūsų pareigybių lygiai nesikeis kiekvieną dieną ir etatam priskirti pareigybių lygiai irgi neturėtų keistis, nes juos jūs keisit tik tai, kai keisit savo darbo apmokėjimo sistemą, ją turbūt nekeitaliosit kas antrą dieną, tai čia bus vienkartinis darbas ProfitWeb'e. Atitinkamai ir pati forma, kurią sodra planuoja, mes irgi planuojam ją realizuoti sistemoj, tai kaip ir dabar visas VMI ar sodros formas ar SEPA bankinius pavedimus jūs generuojat per ProfitWeb'ą, tai jūs tą patį darysit ir su šitais funkcionalumais. Tai va, tai dabar pareigybės grupė direktyvoj, darbo kodekse, sodroj, ProfitWeb'e pareigybių lygis. Šiai dienai irgi galite susikurti jau iš savo atlygio sistemos pareigybės lygius, susivesti jiem atlygio rėžius ir tuos lygius galite priskirti etatam, žinynai etatai. Priskirti ir patiem darbuotojam dabar galit nepriskirinėti, galit palaukti 8004 versijos. Ten mes būsim, jeigu jūs dar nenaudojat šitų funkcionalumų, vadinasi, pas jūs darbuotojų kortelėse pas žmonės dar nieko nėra,
ir mes galėsim padėti jum tai sugeneruoti automatiniu būdu ir nereikės eiti rankiniu būdu priskirinėti. Nes dabar yra galimybė tai padaryti rankiniu būdu. Jeigu jūs sukursite žinyną su pareigybių lygiais, etatam priskirsit pareigybių lygius ir darbinsit naujus darbuotojus, darysit etato pakeitimus, jau dabar sistema automatiškai pagal etato kitimo istorijos įrašų datas sukurs įrašus ir su darbuotojų nustatytais pareigybių lygiais. Į ką noriu labai atkreipti dėmesį, kad jeigu jūs turėjote etatą, nežinau, vadovo ar grupės vadovo ir jį darbinot 5 darbuotojus ir jie skyrėsi labai smarkiai savo galbūt pareigybės lygiais arba atlygio rėžiais, tai rekomenduoju pagalvoti, ar nereikia šitų etatų išskirti. Tam, kad galėtumėt jiem priskirti skirtingus pareigybės lygius su skirtingais atlygio rėžiais ir atitinkamai sudarbinti darbuotojus tam, kad tas atotrūkis ateityje, kuris bus matuojamas tam pareigybės lygiui, nebūtų labai didelis. Gal jūs taip ir nedarėt. Čia tiesiog kiekviena organizacija dabar turėtų įsivertinti, kaip jie veikia, kaip jie valdė savo tų pareigybių kūrimą ir kaip jas priskirinėjo darbuotojam. Ar jūs kūrėt pareigybę etatą tik dėl pavadinimo ir darbino ten visus, ar tai irgi buvo kažkoks atsiskyrimas būtent pagal atlygio rėžius. Tie, kas naudojate šiai dienai atlyginimo generavimą arba sutartinio atlyginimo nustatymą su koeficientų funkcionalumu, jau dabar galite sistemoje naudoti peržiūrą darbuotojų sąrašas pagal koeficientus ir pareigybių lygius. Jau dabar tenai jūs matysit, kokią atlygį esat nustatę ir koks pareigybės lygis darbuotojų yra priskirtas. Taip. Ką mes planuojam 8004 versijoje padaryti daugiau negu buvo iki šiol, tai planuojam padaryti daugiau peržiūrų, tai yra, kad jeigu dabar jūs jau turėjot galimybę susikurti pareigybės lygius, juos priskirti etatam, juos priskirti darbuotojam ir turėjot vieną tą peržiūrą su koeficientais, tai mes paruošėm jum darbuotojai pagal pareigybių lygius ir atlygio rėžius. Toj peržiūroje jūs galėsit matyti ir darbuotojo lytį, ko pasekoje jau galėsit įsitraukę ar į Excelį, ar kur nors darytis analitiką, kaip pas jūs viskas ten susidėlioja ir kokie galbūt tie galimi galėtų būti atotrūkiai. Ir taip pat bus peržiūra etatai pagal pareigybių lygius, kad jūs galėtumėte irgi išsitraukti informaciją, ar visiems etatam esat priskyrę pareigybių lygius, ar jie atitinka tokius, kokius jūs turit savo atlygio sistemoje ir panašiai. Darbuotojų sąraše, kaip jau minėjau, 8004 versijoje mes padarysim generavimo galimybę, kad tie, kurie norės automatizuotis kažkiek, nenorės rankiniu būdu eiti į kiekvieno darbuotojo kortelę priskirinėti, jie tiesiog susivedę prie etatų pareigybių lygius galės sugeneruoti pagal paskutinį etato kitimo istorijos įrašą tam etatui priskirtą lygį ir jo rėžius. Ir atitinkamai, jeigu bandysit dabar vestis tiek prie etato pareigybių lygius, atlygio rėžius, tiek darbuotojo korteliai, pastebėsit, kad datų persidengimo kontrolių labai didelių nėra. Ten yra labai daug laisvės palikta. Tai šitą vietą mes truputį pabandėm pakontroliuoti, vien dėl to, kad galėtumėm tinkamai pateikti duomenis sodrai ateityje. Tai va, bruto darbo užmokestis ir papildomas darbo užmokestis, kol nežinom, kaip kas veiks ir ko iš mūsų reikalaus sodra, tikėtina dar nieko keisti nereikia, bet 8004 versijoje tiek atostoginių pavadinimam, tiek priskaitimų pavadinimam jūs galėsit nustatyti, ar tai yra bazinio darbo užmokesčio dalis, ar papildomo darbo užmokesčio dalis. Ir
perskaičiuojant atlyginimą pagal priskaitimo pavadinimą, sistema užfiksuos, į kurią eilutę, traukiant sodrai, reikės traukti tą sumą. Apmokėtas darbo laikas, tai kaip ir sakiau, yra kaip čia teorinė dalis, bet dar neturim sodros reikalavimo ir taisyklių. Aš labai tikiuosi, kad tai bus susiję su suminės darbo laiko apskaitoj naudojimu apmokėtai ir faktiškai dirbtų laiku, bet kokiu atveju bandysim atsižvelgti į visų savo klientų specifikas ir padaryti bent jau 2 tuos parametrus, kad kaip ir dabar DA01 toj deklaracijoje jūs galit pasirinkti, ar rinkti informaciją iš darbo laiko apskaitos žiniaraščio, ar rinkti informaciją iš atlyginimų skaičiavimo lango. Tai trumpai apibendrinant, šita skaidrė galėtų būti jūsų darbų sąrašas po šito seminaro. Ką galime atlikti jau dabar? Sukurti pareigybių lygius pagal savo atlygio sistemą. Pareigybių, jeigu neturit atlygio sistemos, bet turit viziją, jūs galit pradėti nuo sukūrimo sistemai. Ir tada tiesiog išsieksportavę tuos duomenis, ką susikūrėt, įsidėti į savo atlygio sistemą. Tai gali būti ir iš kitos pusės atliekamas darbas. Ir jau būtų faktas, ką jūs planuojate teikti sodrai. Čia toksai intarpas. Tada pareigybių lygiams nustatyti atlygio rėžius, priskirti etatams pareigybių lygius, susitvarkyti etatų sąrašus, kaip minėjau, įsivertinti, ką jūs į tas pareigybės esat šiai dienai sudarbinę, su kokiais atlyginimais žmonės ten yra sudarbinti, ar jūs galėsite tai pareigybei priskirti tik vieną pareigybės lygį. Priskirti pareigybių lygius darbuotojams, kaip ir minėjau, tai nėra būtina, galima palaukti 8004 versijos ir tai padaryti truputį greičiau. Pasitikrinti darbo laiko normas, jeigu jų neturit, susivesti arba pasitarti su mumis, kaip taip suvesti greitesniu būdu. Jei nėra suvestos darbo laiko normos arba sukurtos darbo laiko normos, jas reikia susikurti. Darbo laiko apskaitos režimai, kurie irgi jau bus būtini, tai juos irgi reikia pasitikrinti, susikurti, priskirti. Atkreipiu dėmesį, kad jeigu pas jūs bus ten tuščia, nebus sukurta, tai neišsigąskit. Iš tikrųjų, jau ir senesnėse versijose yra funkcionalumas, kad pasižymėjau visus darbuotojus, kurie turi dirbti normalioj darbo laiko apskaitoj, priskyriau vienam, nukopijavau visiems matomėm. Ir jūs būsit priskyrę. Tai realiai, jeigu organizacijai turėsit net ir visus 5 variantus, tai 5 mygtukų paspaudimu jūs visą darbuotojų sąrašą galėsit sutvarkyti. Svarbiausia žinoti, kas kaip dirba. Ir priskirti kiekvienam darbuotojui darbo laiko apskaitą, tai jau čia paminėjau. Kas bus 8004 versijoje? Tai kaip ir minėjau, straipsniai reikės tik prisiskirti, šitą antrą dalį šito prezentacijos lapelio galėsit pasilikti ir pasinaudoti, kai įsidiegsit 8004 versiją. Tai jums tik tai reikės susitvarkyti dar truputį duomenų. Ir trumpas intarpas apie mūsų darbo užmokesčio analitikos modulį. Šitas modulis yra sistemoje jau pakankamai senai, bet galbūt ne visų buvo naudojamas ir išnaudotas, bet buvo tikrai ne viena organizacija, kuri pasinaudojo. Tai yra labai konfigūruojamas ir kiekvienam klientui pritaikomas įrankis. Jūs, jeigu šiai dienai turėjot Excelyje kažkur vedėtės atlygio rėžius, biudžetus, kokiam padaliniui ar pareigybei skirtas metinis biudžetas, tiek metinių premijų, tiek viršvalandinio darbo ar kažko, jūs galite tai turėti sistemai. Kuo tai gerai yra sistemai, kad jūs susivedat planą, sistema jums kiekvieną kartą paskaičiavus kiekvieno mėnesio atlyginimą, jūs galite atsinaujinti faktinę informaciją ir matyti atotrukius. Tai
Šitas funkcionalumas tiem, kurie biudžetuoja, planuoja, galėtų labai pasitarnauti ateityje, sekant tuos atotrukius pagal pareigybės, pagal struktūrinius vienetus ar dar kaip nors, kaip jūs sugalvojat. Taip pat šitoj prezentacijoje rasit ir naudingas nuorodas. Šiai dienai yra tik tai 2 vieši skelbimai iš VDI ir iš Sodros apie tai, ką rekomenduoja VDI, kaip pasitvarkyti savo atlygio sistemą, ir Sodra, ką jie planuoja paimti iš darbdavių ir ką planuoja atiduoti. Ir atėjo laikas jūsų klausimam. Taip pat trumpai, aš galbūt dar prieš pradėdama atsakinėti į klausimus, trumpai atsakau į tuos klausimus, kuriuos mes gavom prieš šitą pristatymą. Kad alga HR naudotojai dalį nustatymų, kaip matėt, turės ir turi jau algoj, ir tik tai pareigybių lygiai bus Profitwebe ir tikėtina, kad ta ataskaita, kurią reikės teikti Sodrai, jinai bus irgi eksportuojama per Profitwebą. Jeigu Sodra pateiks ataskaitos surinkimo taisyklės, jeigu jie padarys tą integraciją ir paskelbs, tai mes tikrai planuosim irgi pagal protingą terminą visą tai realizuoti sistemui. Bet kokiu atveju rengiam versijas ir va šitoj versijoje jau jūs turėsit daugiau peržiūrų ir galėsit pamatyti duomenis. Taip pat dar sekančioj versijoje per vasarą, jeigu Sodra nepaskelbs, mes irgi turim viziją pagal tai, ką Sodra dabar planuoja rinkti, padaryti bent jau peržiūrą jum, kad jūs galėtumėt matyti irgi tuos duomenis ir mes atitinkamai paskui anksčiau galėtumėm surinkti į Sodros numatytą formą. Ar bus daugiau peržiūrų pagal lytį, pagal atlygio rėžius? Tai kaip jau irgi atsakytas klausimas turbūt. Yra ataskaitų ir dabar, kur jūs galit matyti tiek darbuotojams nustatytus atlyginimus, tiek pagal faktą paskaičiuotus atlyginimus. Į ką irgi noriu atkreipti dėmesį, kad pareigybės lygiam nustatyti atlygio rėžiai, jeigu pastebėjot, nei Sodra, nei kažkas nežada lyginti su darbo sutarty numatytu atlyginimu. Visa tai bus lyginama su faktiškai gaunamu atlygiu. Tai irgi neapsigaukit. O už kokį laikotarpį bus teikiami duomenys, turės patikslinti Sodra, bet irgi šitoj prezentacijoje matėt, kad pradiniai duomenys bus teikiami, kai kurie duomenys bus teikiami kas mėnesį, kaip apie atlyginimą darbo laiką, bet jeigu mes pateiksim Sodrai pradinį pareigybių lygių sąrašą, jį pakeitę pas save turėsim teikti atnaujinimus ir Sodrai. Ir apie naujas versijas, tai kaip ir visada, mūsų naujos versijos turintiems autorinio palaikymo sutartį nekainuoja. Apie pačias versijas jūs galit daugiau sužinoti pagalba.sedrana.lt. Ten jūs matysit naujienas tos versijos, kas ten yra naujo. Taip pat irgi labai prašysiu sekti pagalba.sedrana.lt, nes šį ir kitą mėnesį mes tikrai atsižvelgdami į jūsų poreikius, į tas užklausas, kokias jūs pateikinėsite mums, mes taip pat dėsim į savo e-bibliotekėlę informaciją ir instrukcijas, kaip susivesti tas darbo laiko apskaitas, kaip jas susikurti tiek algoj, tiek Profitwebe, kaip susikurti pareigybės lygius, kaip juos kur nustatyti, tai jūs ten tikrai rasit daugiau detalesnės informacijos. Jeigu jūs kažkokios informacijos nerandat, visada drąsiai veskit užklausą ir mes būtinai pasistengsim atsakyti ir pateikti jums reikiamą informaciją. Versijas atsinaujinti galite patys arba galite užsakyti mūsų paslaugą ir mes jums atnaujinsim. Tai dabar viskas. Dar ne ačiū už jūsų dėmesį, dar einam prie jūsų klausimų. Tai tada aš paskaitysiu tau klausimus, o tu atsakinėsi. Tai pirmas klausimas, ar pareigybių grupės galės būti įrašytas skaičiais ir raidėmis? Taip, kol kas pareigybių lygis mūsų sistemoje, jisai gali būti tas kodas, jūs galėsit nusistatyti jau kaip norėsit.
Ir kartu ir skaičiais ir raidėmis. Ir skaičiai, ir raidės, bijau pameluoti, bet galbūt ir kai kurie simboliai. Galėsim patikslinti iš tikrųjų. Taip, antras klausimas. Kaip dėl darbo laiko normos sumininkams? Pas mus dirba paromis kas mėnesį kintančių grafikų. Labai geras klausimas, man tokie patinka. Darbo laiko normą jūs nustato darbo sutartyje. Sumininkai dirba pagal suminę darbo laiko apskaitą, bet tai, ką jūs įrašote darbo sutartį, tai įrašot 40 darbo valandų per savaitę, 5 darbo dienų savaitę ar 6 darbo dienų savaitę. Tai va čia yra norma. Ir suminiai darbo laiko apskaitoje, kai mes skaičiuojam apmokėtą ir faktiškai dirbtą laiką, mes remiamės į normą, kurią jūs nustatot. Tai bet kokiu atveju tai bus norma iš sutarties, ką jūs nustatysite etato kitimo istorijoje, va tenai, kur aš rodžiau, o faktiškai dirbtas apmokėtas laikas bus skaičiuojamas taip pat, kaip mes skaičiuojam suminę ir tokį laiką tikėtina pateiksim sodrai. Bet dėl atlygio, sakiau, ten yra tokių niuansų, nes pati VDI taip viršvalandžius tiek prie darbo užmokesčio priskiria, tiek prie papildomo darbo užmokesčio, tai ten dar reikės palaukti. Bet iš esmės darbo laiko norma nėra kažkoks kintantis rodiklis. Jūs turite žiūrėti į darbo sutartį, ką jūs ten įrašėt. Ir tai yra darbo laiko norma. Dar vienas klausimas. Ar ProfitWebas leidžia pildyti lanksčius darbo laiko grafikus? Kas yra darbo grafikas lankstus, tai šiai dienai jūs ProfitWebe galit pildyti darbo grafikus pagal kažkokią slenkantį grafiką, sudarytą formulę, galit pildyti kiekvienam darbuotojui pamaininį. Lankstus darbo grafikas, kas tai yra? Yra tikrai ne vienas klientas, kuris pačiam darbuotojui leidžia susipildyti grafiką. Tai tikrai sistema visą tai leidžia. Viskas priklauso nuo jūsų organizacijos vidinių procesų, ar jūs tai leidžiat, kas tai turi patvirtinti, kada tai turi būti padaryta. Bet sistema leidžia. Taip, dar vienas klausimas. Alga HR, ar bus kuriami pareigybių lygiai? Šiai dienai pareigybių lygių kūrimas alga HR nėra numatytas, bet kaip ir minėjau, mes tikrai sudarysim galimybę visiems alga HR klientam tai daryti per ProfitWebą. Taip, dar vienas. Jeigu turime vieną etatą, o lygius tame etate 2, ar reikės kurti atskirus etatus? Čia spręsit jūs patys. Jūs galite turėti vieną etatą, galite turėti ir 5 lygius tame etate. Kas yra čia svarbu, kad darbuotojo kortelėje tada jūs turėsite nueiti ir patys iš to etato 3 lygių priskirti tam konkrečiam žmogui tą lygį, kuris turi būti nustatytas. Nes kaip patys suprantat, sistema negalės pati nuspręsti, kuriam žmogui iš tų 3 lygių, kurį parinkti. Nes viena pareigybė sodrai turės vieną lygį. Kai nusiųsim žmogų, tai jeigu yra žmogus buhalterė, tai jinai turi turėti vieną lygį, jinai negalės turėti 3 lygių. Tai vadinasi, etate jūs galite turėti tiek lygių, kiek norit. Čia dėl automatizacijos. Jeigu jūs norit veikti automatizuotai, tai sistemai paprasčiausias dalykas yra vienas etatas, vienas lygis. Tada jinai automatiškai įdarbina darbuotoją, priskiria tą lygį, keičiant etatą, priskiria tą lygį ir viskas jums eina automatizuotai. Bet jūs galėsit tą, jeigu norėsit truputį rankiniu būdu pavaldyti, drąsiai. Taip, toliau. Naudojam kaip pagrindinę alga HR, o ProfitWeb tik sodros ataskaitoms ir banko importui. ProfitWebe nematau punkto žinynai, jis turbūt pas mus neaktyvuotas. Ar reikia kreiptis į jūs, kad būtų aktyvuotas, kad galėtume suvesti pareigybių lygius? Tai čia gali būti teisių klausimas, jeigu jūs turite pas save sistemos administratorių arba kaip čia kas yra atsakingas už jūsų ProfitWeb ar Alga HR sistemą, tai gali padaryti jūsų vidinis administratorius, suteikti jums tas teisės. Jeigu tokio žmogaus neturit arba nežinot, kaip tai padaryti, tikrai galite kreiptis, arba mes pakonsultuosim, kaip jums tai pasidaryti patiems su administratoriaus teisėmis, arba mes prisijungsim ir jums tai padarysim.
Toliau. Jūsų nuomonė pareigybių lygius, rėžius, etatų sąrašus ir taip toliau turėtų paruošti personalo skyrius. Ar tai buhalterio darbas? Įmonė didelė, HR skyrius yra, kuris įruošia tvarką pagal naują direktyvą. Ačiū. O čia irgi geras klausimas, kiekviena organizacija nusprendžia pati. Jeigu iš tikrųjų, mano nuomonė, jeigu šiaip bendraja nuomonė, tai pareigybių lygiai, jų nustatymas pareigybėm, tai yra darbo apmokėjimo sistemos dalis. Tai kas kuria darbo apmokėjimo sistemą, kas nustatinėja tuos objektyvius kriterijus, kas valdo etatų kūrimą sistemoje, etatų priskirimą darbuotojams, tas turėtų valdyti ir pareigybių lygius. Buhalterija turbūt labiau bus atsakinga už faktinės informacijos darbo užmokesčio, darbo laiko pateikimą sodrai. Bet čia vėl, kitoje organizacijoje buhalterė viską daro. Puiku, jūs galite daryti viską toj pačioj sistemai. Alga, HR arba ProfitWeb'e. Bet čia jau yra jūsų vidinis sprendimas. Aš turėjau irgi susitikimų su klientais, kurie turėjo nuostatą, kad tai bus tik buhalterijos klausimas. Bet tikrai tai nėra tik buhalterijos. Tai yra visos įmonės administracijos klausimas ir pareigų pasiskirstimas. Taip, kada bus nauja versija? Versija, kaip ir minėjau, planuojama yra birželio 1 pateikti. Galbūt kai kuriem klientam mes jau pratestavę versiją, mes jau turėsim gegužės paskutinę savaitę. Jeigu kažkam jau labai reikės, tai kreipkitės, statusą dar patikslinsim, bet oficialus terminas tai yra birželio 1, kada mes tikrai esam įsipareigoję ir norim jum atiduoti naujienas ir atiduoti versiją, kad galėtų visi drąsiai naujintis. Alga HR vartotojams teks papildomai duomenis apie DU suvesti į ProfitWeb'ą. Apie darbo užmokestį jums nieko vesti nereikės. Visa informacija, kurią jūs turėsit algoj HR tabeliuose, darbo užmokesčio skaičiavimuose, tos pačios darbo laiko normos, darbo laiko apskaitos, iš algos viskas keliaus. Tik vienintelis dalykas, ką jums reikės, sukurti pareigybių lygius ProfitWeb'e ir tuos pareigybių lygius etatam priskirti. Etatų irgi naujai ProfitWeb'e kurti nereikės. Tai, ką jūs turit susikūrę algoj, jūs atsidarę žinynai etatai ProfitWeb'e matysit, jums tik reikės susijęti su atitinkamu pareigybės lygiu. Bet papildomos apart pareigybės lygių daugiau nieko tikrai suvedinėti nereikės. Toliau. Lankstus, čia gal paaiškinu lankstų darbo grafiką, tai dirba 80 valandų ir nuo 14 ir 16 valandos nerandame. Tai čia irgi, jeigu jūs galite įveskit užklausą į pagalba.edrana.lt, tikrai susitiksim ir pasižiūrėsim. Gal tiesiog reikia parametrų. Sistemoje tikrai yra galimybė nustatyti, kaip čia, darbo laiką su 4 netgi pertraukom per dieną. Tai reiškia, tikrai yra pakankamai galimybių suvesti tuos norimus darbo laikus. Galbūt čia reikia tik papildomos konsultacijos ir parodyti keletą parametrų. Tai būtinai nepameskit šito klausimo, įveskit ir tikrai padėsim. Sveiki, jeigu įmonė yra darbuotojai, kurie dirba su padidintu mastu pagal atskirą susitarimą, darbo sutartyje 40 valandų norma, plus papildomas susitarimas dėl masto, Edranoje prie normos vietoj 40 tampa 60. Ar nebus rezonansas? Darbuotojas nedirba visada padidintu mastu. Nu taip pat, tai čia ir bus jums klausimas. Kadangi jūs, va čia irgi pagal darbo kodeksą, darbuotojas turėtų dirbti pagal darbo sutartį. Jeigu mes jį norim pasamdyti papildomiem darbam, mes darom papildomą susitarimą. Ko pasekoj mes ir sistemoje jį samdom į kitą funkciją, į kitą darbą. Tikrai žinau, yra ne vienas klientas, kad tam papildomam susitarimui jau ir dabar samdo netgi į tą patį etatą, į tą pačią pareigybę. Ir kai mes teiksim sodrai, mes turėsim teikti tą normą, kokia tam žmogui yra nustatyta pagal dokumentus. Tai reiškia, ar tai yra padidinto masto susitarimas, ar tai yra papildomo darbo susitarimas. Taip, viskas priklausys nuo to vėl, ką iš mūsų pareikalaus sodra.
Ar mes teiksim darbuotoją kaip asmenį ir sudėsim visas jam nustatytas normas, ar mes turėsim pagal kiekvieną pareigybę teikti tą žmogų ir kaip tenai pliusuoti tą laiką. Nu, čia vėl reikia palaukti. O kai bus suvesta, nu, tai taip ir suvesim, bet aš kaip suprantu, jeigu tai yra padidinto masto susitarimas ir jis bus su terminu nuo iki, tai mesgi su terminais teiksim ir sodrai, tai mes tais terminais ir teiksim, kad nuo tos dienos iki tos dienos tokia buvo norma, toksai faktas, o nuo tos dienos buvo toksai. Aš manau, kad čia reikia palaukti, kol sodra pateiks savo formų pildymo taisyklės ir tų formų teikimo taisyklės, nes galbūt, kai vyksta pokyčiai, mes neturėsim periodais teikti nuo mėnesio 1 iki paskutinės dienos, o turėsim teikti kaip 2SD, ne? Kai yra terminuota, neterminuota sutartis. Tai čia variantų kol kas yra daug, aš galiu prigalvoti, bet reikia man sodros, kad žinočiau, kaip jūs irgi pakonsultuoti, kaip daryti. Tai šitoj vietoj, manau, reikia tiesiog truputį dar palaukti. Ir gal vienas dar iš paskutinių klausimų. Sveiki, gal planuojate integraciją su duomenų analitikos platformomis, pavyzdžiui, Power BI, tai suteiktų galimybę turėti lengvai pritaikomą customizable, ką ten dar, analitikos įrankį. Aš jau supratau klausimą. Šiaip iš tikrųjų, tai jeigu šitas klausimas jūs domina, irgi prašau parašykit ar mūsų rinkodarai, ar įveskit į pagalba.edran.lt užklausą. Integraciją su Power BI mes turim, tą esam išbandę. Galiu, jeigu čia klausė toks techninis klausimas, tai gal aš galiu techniškai irgi atsakyti. Šiai dienai susintegruoti su šituo įrankiu mes galim, kaip vis tiek mes vadovaujamės saugumo tom nuostatom ir įleisti tą įrankį drąsiai į visą bazę, prie visų lentelių nėra labai saugu, plus tas, kas dirba su tuo įrankiu, turėtų labai gerai išmanyti mūsų programos lentelių architektūrą. Nu, aš, pavyzdžiui, galbūt padirbėčiau, ne, tenai. Bet kad būtų patogu jūsų analitikam dirbėti, mes paprastai susitariam su klientu, padarom kažkokį rodinį lietuviškai arba viewą, jūs pasakot, kokią informaciją, kokiu periodiškumu arba pagal kokius kriterijus ten turi būti surinkta, tai gali būti kaip tie žalieji gausūs duomenys, o jūs jau tada iš to aprašyto mūsų rodinio gali tą informaciją karpyti kaip nori. Tai šitą klausimą galim irgi labai greitai išspręsti. Nu, yra dar 2 klausimai. Jeigu leidžia mums, jo, bet jau. Kaip daryti, jei darbuotojai turi pavadavimų? Pavyzdžiui, dirba etatu ir pavaduoja kolegą 24 valandas per mėnesį, mes krūvę nekeičiam dėl pavadavimo. Tai vėl, kaip pas jūs apiforminamas, čia oficialiai suforminamas tas pavadavimas. Ar tai yra darbuotojui nustatytos darbo sutartyje darbo laiko normos pakeitimas, ar tai yra papildomas darbas. Jeigu iš mano perspektyvos žiūrint ir ta praktika kokia yra, žiūrint darbo kodekso prasme, tai yra papildomas darbas, kurio atlygis eis į papildomo atlygio grafą, o faktiškai dirbtas apmokėtas laikas eis į faktiškai dirbto apmokėto. Aš nemanau, žinokit, kad sodra tikrins normas ir tikrins faktiškai dirbtą laiką. Arba VDI, galbūt nebent ginčų atveju, bet jeigu jūs turėsit dokumentus, kad tai buvo pavadavimo laikotarpis ir kad buvo oficialiai suforminti dalykai, už kuriuos buvo apmokėta, tai čia nebus problemos. Nepamirškim, kad nei sodra, nei niekas nepasakė, kad jie pasakė, kad mums reikia darbo laiko normos ir mums reikia faktiškai dirbto apmokėto laiko ir atlygio. Jiem šitie atvejai, kaip jūs pas save suforminsit, tai jūs irgi turit pas save nuspręsti, ar tai keičia darbo laiko normą žmogui, ar ne. Jeigu tai keičia darbo laiko normą žmogui, tai tas pavadavimas turbūt turėtų virsti vėl kažkokiu papildomu dokumentu, ne tik susitarimu tarp darbuotojų ar darbuotojo ir administracijos. Tai va čia toksai teisinis turbūt klausimas ir aišku, reikia laukti sodros formos taisyklių, kuriuose tikėtina visos šitos situacijos irgi turėtų būti apibrėžtos
kas yra darbo laiko norma darbuotojui toje pareigybėje ar per visas jo pareigybės. Ir dar papildysiu, kad kai bus įstatymas, bus poįstatyminiai aktai, mes drąsiai galėsim tokius klausimus užduoti VDI, į kuriuos jie turės atsakyti. Taip. Ar įvertintas darbo funkcijų sujungimas, sugretinimas, ar bus galimybė tai ETT pažymėti? Darbo funkcijų gretinimą, sudarant darbo grafikus ir tikrinant, mes šitą realizavome. Kaip šitas darbo funkcijų gretinimas turės atsispindėti teikiant duomenis sodrai, kaip jau ir prieš tai minėjau, yra klausimas būtent tom taisyklėm ir VDI, kaip mes turėsim traktuoti. Galbūt sodra labai aiškiai nubrėš ribas, kokia turi būti norma, kai yra gretinamos funkcijos, kai yra pavadavimas, kai yra papildomi susitarimai. Jeigu nenubrėž, kreipsimės, klausim, bet čia jau yra ne mūsų sistemos sprendimas, kaip suprantat, bet tų institucijų, kurios rinks šitos duomenys ir priklausys nuo to, kokiu tikslu jos tuos duomenys norės naudoti. Jeigu mokama už faktiškai dirbtas valandas, kaip pažymėti darbo laiko normą? Darbo laiko norma, kaip ir minėjau, jinai turėtų būti pažymėta prie etato. Net jeigu jūs mokat už faktiškai dirbtą laiką, jūs tikėtina darbo sutartyje su žmogum esat nurodę bent jau vidutinę darbo laiko normą. Nes neturėtų būti Lietuvoje nei vienos darbo sutarties ar papildomų susitarimo, kuriame nėra įgyvendinta būtinoji darbo sutarties sąlyga, tai yra darbo laiko normos nustatymas. Nu ir paskutinis klausimas, ar turime integraciją su HCM? Jeigu patikslinsit, kas slepiasi po šitom 3 sistemom, nes aš galiu spėti, bet tikriausiai neturėsim. Bet irgi galit įvesti užklausą ir galėsim pakalbėti apie tai. Tai ačiū labai visiems už dalyvavimą. Atsiųsime tikrai ir skaidres, ir medžiagą įrašytą, pasidalinsim. Tai linkiu gražios dienos ir gražios savaitės.